Iš tikrųjų, aš galvau, šitą video filmuoti man ar ne. Bet gausi, kad nufilmuosiu. Čia biškį dabar žinokit nelabai gerai matausi, nes ir tamsu ir žodžiu, taip šiandien yra sausio 13. Ir aš sutikiu pas mokytoją ir dar kažkiek ten vaikų iš kitų klasių biškį. Važiuosim į Vilnių prie televizijos bokšto. Ir dar gal liktis prie Seimo rūmų, aš nežinau tiksliai. Bet žinau, kad prie televizijos bokšto tai tikrai. Ir dar kažkur ten irgi važiuosim. Ir žodžiu, jo, ir taip pafilmuosiu, ką veiksiu. Tai Airida nevažiuos, Rugilė nevažiuos, tai aš ir Ugnė važiuosim. Nes jos eina į etiką. Ir klausiau, tipo, ar gali. Tai sakė, kad vos mums vietos yra. Tai jo. Pažiūrėkit, koks sunkus. Nežinau, ar matosi, bet toks švelniai, toks. Aš nežinau, šiandien buvo pilnatis. Eik tu savo, nes aš grinai einu. Aš visą laiką ryte atsikeliu ir einu uždaryti tėvų durų. Nes, tiesiog, aš žinot, neprikelčiau. O tai aš nenoriu prikelti, jeigu uždarau duris ir žiūriu per langą, kodėl tai šviesu, galvoju, kokia yra. Ir dabar supratau, kas čia nulis toks šviesus. Toks pilnatys pasirodo buvo. Na jo, tai va, tai žodžiu, šiandien pabandysiu kažką pafilmuoti. Tai jeigu išeis video, įkelsiu. Jeigu neišeis, tai nematyti tada šitą video. Nes aš sakau, dar gal rytoj man. O jėtus, aš bijau realiai pasileis, nes žiauriai slidu šiandien ir šalta, tai todėl aš... Jo, man čia baisiausiai yra eiti, tai gal nematot. Bet man ten yra pro tokį kiemelį baisiausiai, bet kadangi ten šviesos buvo nuo mašinos, tai nebuvo baisu, nereikėjo pabaigti filmuoti. Nefaina, žinokit, nefaina. Man patinka, kai būna tamsu, bet kai aš viena einu ir tikrai tamsu, tai nepatinka. Gerai, aš baigsiu čia jums japinti dabar. Ir susitiksim, nežinau kada. Kada pavyks, kada išeis. Jo. Taip, ata. Jau grįžau, išleidau mumis, pamėgau, kol grįžau, pamėgau apie kokį pusvalandį jaučiu, nes taip jėmė miegas, aš tiek daug vaikščiau, žiauriai nušalau, kojų pirštus, ojei, ir žodžiu žiauriai buvo šalta. Ir
tada aš tiesiog, kadangi buvau autobuse žiūri šilta, aš jau taip jau ėmė mėgas, bet tada sustojom į degalinę, ten kai kurie pavalgė, aš galvoju, ai, nueisiu pas mamą, vėliau ir pavalgysiu. Tai va, dabar einu pas mamą pavalgysiu ir to jau važiuosiu su mama namo, nes jau jai irgi darbas baigsis. Tai va, ir paskui, kai aš jau po tos degalinės atsisėdau į autobusą, jau taip ėmė mėgas ir taip užmigau biškį. Ir tada mane prikėlė, kai mokytoja pradėjo šnekėti per tos garsiakalbius, per mikrofoną. Tai jau, tai buvo paėnės dabar šalto. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Žinau, čionais, kad šukuosena ir taip toliau, čia wow. Bet žodžiu, čia šitą dieną, kur aš filmavau, tai bus daug laiko praėję. Bet aš tiesiog neturėjau laiko, kada prisėsti, arba tingėdavau. Tai va, bet žodžiu, sakau, neklauskit, kas čia vyksta, aš tiesiog šį savaitgalį bandžiau visokias šukuosenas. Nes jeigu reikės, tai galėsiu pasidaryti. Čia nepavykę šitie dalykai, nes aš juos bandžiau užsukt, bet neužsisuko, žinokit. Nebuvo žodžiu žiūrėtimi, bet jo, va toks hairstyle. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus, o mes susitiksime kitame video. Ir ačiū, kad jūs mane follovinat, nes aš belie kiek pažiūrėjau, turiu ten tų followerių. Tai ačiū jums labai, jumis myliu tie, kurie mane žiūri, tikrai ačiū. Ciao.